O, eik tu savo. Tu patikėk, kad kažkada mus pasiimti atvažiuosiu karietą. Tu patikėk, įdėsi juodą paketą. Tu ant prikolų nusirovus raunis plaukus, galvoju nieko dėta. Tu paliubomu rasi savo vietą, manęs ryte nebėra. Tu nusiminus tavo lovo, tai mano tsunamis DNR. Tai tu pakelk ragelį, draugis vanas, ašaros ir bonkė šampo. Taip nori pakalbėti, bet kalbų net nėra. Tai ką tu, žinai, netinkami veidai, man vis sapnavosi, žinai, netinkama buvai. Bet kai auči taip gausi, kaip sroka atmatalinės, ben jokių šokų įtaka. Atsigausiu širdis plaka. Apmokėtos sąskaitos, man tai ant uodegos. Ir kitiems, be kurių iki pabaigos. Rėksi sirenos los, tavo likimų gros. Jis jaunas huliganas, nusipelnęs pagarbos. Sveikučiai, brangūs žiūrovai, šiame epizode pademonstruosiu, kaip man sekasi lipti uolomis. Pirmą kartą gyvenime tai darysiu. Tikiuosi, mano amatininko rankos manęs nenuvils ir pavyks užkopti bent porą metrų. Einame, pažiūrėsime, kaip čia būnant prie pat Afrikos krantų atrodo vaizdai. Yra lietuvių bendruomenė, grupė žmonių, kurie organizuoja lipimą uolomis ir pakvietė mane išbandyti šį sportą. Tad einame išbandyti ir įvertinti. Lietuvaičiai, va čia viską. Bum, nabuka. Nu tai kaip sekėsi, kokie įspūdžiai, ponios ir ponai? Puikus įspūdžiai. Sveikas, patiko. Daug žaibo. O, su šalmiuku viską tvarkingai. Hola, caballero, ¿cómo estás? Kaip sekės? Gerai. Normaliai? Patiko? Gerai. Kaip Labai vertini gerai. uolą? Olą vertinu kaip senukams pats tas, žinai, tokiems kaip aš. O mane, kaip manat, kur reikėtų dabar nuvyti? Biškai kažko įspūdingiau, biškai kažką sudėtingiau norėčiau. Na žinai, kai karvės teko kelnuot kaime, aš galvoju, lenciūgą čiupinėjęs rankose, vis tiek gal biškai bus koks gripas, žinai. Gal nebūtina nuo pradinukų trasų pradėti. Kai bandai naują sportą, neturi labai didelio laiko tarpo dėl to, kad kai naujas sportas, tai apkrauni raumenis, kurie nėra pripratę ir užsikari labai greitai. Nu čia kaip pavyzdys. Ant snowboardo užšokė 2 valandėlės ir realiai jau visą kūną skauda, ne? Jo. Tai pasiekti maksimumo, kad tu, kaip sakant, rastum gražiausią grožį laipiojimą, mes tave nešam į tokią trasą, kuri tau iš karto viską apie jį ir papasakos. Aukšta, atvira, fiziška ir su nuostabiais vaizdais. Kad iš karto būtų kablys ir jau abonementas būtų kišeniai. Ir Montis magija dovanų čekis. Būtent. Nu va, taip atrodo mūsų žaidimo aikštelė. Čia bus ta siena, kurią bandysiu įveikti tipo? Jo. Va tas va kampas į tą gražią karūną tokią ir bus tavo trasos. Ne viena trasa, o kelios trasos. Pirmas aš užlipsiu, nes man reikės nunešti virvę į viršų, pakabinti ir perkabinti. Tai yra aukštesnio lygio lipimo būdas. Natūralu, pirmą kartą atėjus tu negalėtum to pakartoti. Tai aš užkelsiu, padarysiu viršutinę saugą ir tada vienas iš mano žmogeliukų tave pasaugos. Šiuo momentu eisiu truputėlį žiūrėti, kaip čia su tom trasom bus. Noriu išrinkti tau pačią fainiausią, smagiausią trasytę. Ir tada jau pasikviesim tave, okei? Bet kuri tiks trasa, man nėra didelio skirtumo. Apsifazorinsiu ant geriausios ar ant prasčiausios, žinai, nėra skirtumo. Tai labą dieną, jūs, kaip suprantu, užsiimate laipiojimu? Taip, bandau. O kiek laiko užsiimat laipiojimu? Nu, saliai pradėjau, jeigu taip skaičiuojant, gal kokie 7 metai, o čia ant uolų kokie 5 metai, gal 5-6 ant uolų. O kokį patarimą duotumėt taip pradedančiajam laipiotojui, kur tikrai iš savo patirties supratot, o neišmokot? Ne instruktorius sakė, bet jūs pati suvokėt eigoj. Nu, pagrindinis dalykas, jeigu nori laipinti ant uolų, tai reikia ir važiuoti lipti ant uolų. Jeigu treniruosiesi salėje Lietuvoje,
Tai aišku, padės, ar ne, nes tai vis tiek yra vertikalus judesys į viršų. Bet, iš mano patirties, tu salėje gali dirbti 3 mėnesius ir atvažiuoti vieną kelionę savaitės laiko prie uolų. Ir tavo rezultatas bus iš tos savaitės geresnis negu 3 mėnesių nuolatinio darbo salėje. Todėl, kad čia kybiai nesužymėti, čia galimybių milijonai, ar ne? Ir, tas atrasti savo kelią ant uolų, turbūt tas man yra įdomiausia. Turbūt taip. Sakot, atrasti kelią ant uolų. O tai pavadintumėt, kad tai yra kelionė, savęs pažinimo link ar fizinio aktyvumo link? Ką turit galvoj, sakydama kelią? Kelią tai, kad, iš esmės turiu tiesioginę to žodžio prasme, nes mes salėje turime sužymėtas trasas, vienodos spalvos, kybiais, ar ne, kur parašytas koks tai greidas. Ant uolų jis irgi bus trasa su savo greidu. Bet uologi kybiai nesužymėti, ar ne? Ir kitą kartą tu gali truputį eiti per dešinę, truputį eiti per kairę, truputį eiti kitaip. Net jeigu to visi iš apačios sakys, kad žiūrėk, čia geras kybis, statyk koją, tau visai gali būti nepatogus ir netinkamas pagal tavo judėjimo galimybės, fizinės savybės. Ir tas atrasti kelią, tai yra, kai tu paimi ir pralipi kažkaip savaip, galbūt kitaip, negu prieš tai lipo žmonės. Tai čia tikrai to žodžio prasme, o šiaip tai atrasti kelią, tai čia tikrai kiekvieną kartą reikia drąsos, jeigu sunkesnė yra trasa, man labai. Tai supratau, kad tas atrasti kelią, tai suprasti, kaip praeiti trasą, savarankiškai, ne? Tikrai, taip, kad atrasti savo kelią, kaip įlipti šitą trasą. Kur padėti ranką, koją, ne, nes čia nėra taisyklės sužymėtos, čia 1, čia 2, čia 1, čia 2. Šiuo atveju nebus. Tai atrasti kelią savo tau patogiausia šitai trasai įlipti. Aišku, jeigu trasa bus to per sunki, tu jos gal šį kartą neįlipsi, gal įlipsi po metų. Bet, po metų atrasti tą kelią, turbūt taip. O tiesa, kad reikia turėti itin stiprius pirštus. Gal galite parodyti savo rankytės? Mano pirštai tikrai nėra labai stiprus. Tikrai nėra, tik tai tiek, kad mano rankytės yra tokios nemoteriškos. Aš niekada neturiu manikiūro. Tai jau suprantama, savaime. Jo, ir visada nagučiai trumpi. Bet mano, pirštai turi būti labai labai stiprus iš tikrųjų. Ir kuo yra sunkesnės trasos, tai jie turi būti stipresnė. Tai kad turi išlaikyti, ne tik išlaikyti, bet ir iškelti tave ir ant vieno piršto, ir ant 2. Ir, taip, jie turi būti labai labai stiprus. Bet mano pirštai, ne tie geriausi duoti interviu, nes, dar jie nėra tokie, kaip turi būti. Aišku. O dabar kitas klausimėlis, kas čia yra pas jūs pakabinta? Čia yra magnezijos maišelis, kuriuo mes susitepam pirštus, kad jie neslystų lipant uolas. Aha. Tokia, kaip ir kultūristai naudoja panašiai, ne štangom kilnuot, kad rankose neslystų. Tai šiuo atveju uola yra slidė, aišku, priklauso nuo uolos, būna aštresnė, būna slidesnė, bet mes susitepam, kad sugertų drėgmę mūsų pačių prakaitavimo, ar ne, ir sukibimas būtų geresnis uola. Čia įdomiai, taip pat, kad neišbirėtų, tai padaryta sistema. Taip, nes kai tu lipi, kartais tu gali kristi, kartais tu gali verstis, apsivers magnezijos krepšelis, visas išbirės magnezija. Tai, ne tik todėl, kad magnezija šiaip yra, kaip, jeigu tu likai be magnezijos ant uolų, tu tą dieną negali lipti, jeigu tu išbarstėjai, bet dar ir todėl, kad, gamta teršiasi. Tai, užsidarom, ar ne, kad nebirėtų, ir paskui lipdami, mes ją pasidarom, kiek reikia talkuojam rankas, o taip ir lipam. Tai čia būtinas toks įrankis šitas laipiojimui, ne? Čia toks privalu turėti. Čia privalu jį turėti, bet irgi labai skirtingai žmonės. Pavyzdžiui, mano vyras lipa, jam magnezijos reikia nedaug, nes jo pirštai beveik neprakaituoja tiesiog patys iš savęs. O mano, pavyzdžiui, jie labai prakaituoja. Ypač kai jaudinės, adrenalinas. Reikia labai labai daug iš tikrųjų. Ir kas toliau? Šalmas tikriausiai? Šalmas tai būtinai privalomai. Todėl, kad, tu lipdamas, tu gali atitrūkti nuo virvės, prakristi, tave pagaus, aišku, saugotojas ar ne, bet vis tiek tu gali trenktis į uolą, užsigauti, ar ne, tai tam, kad nesusižaloti galvos. Kas dar iš tokių būtiniausių? Bateliai, čia tai privalomai jie yra, ne? Nes laipimo bateliais mes lipam, laipimo bateliai irgi labai įvairūs yra. Ir kuo yra sudėtingesni lipimai, tuo turi būti labiau tam pritaikyti laipimo bateliai. Mano čia tokie universalūs, jie nėra patys tokie. Tokie. Ne visai tapkutės, bet ir tokie universalūs batukai. Čia yra daugiau saugojimo įrenginys, saugoti žmogui, lipančiam žmogui, ar ne? Kurie saugo, kai lipo. Ir viskas, ir mes daugiau turime apraišus. Turime apraišus, prie kurių įsisėdam savo virvę ir už kurių saugotojas mumis saugo. O tie apraišai specialūs laipiojimui, ar tokie pat kaip ir aukštalipių?
Aš va dabar bandau įsivaizduoti, čia galbūt reiktų labiau aukštalipių paklausti. Iš principo jie yra panašus pati idėja, tik aukštalipių turbūt, nu, nes aukštalipiai užlipa ir dirba darbą visą dieną kažkur, ar ne aukštai, tai jie turi būti, nes mes vis tiek sulipam ir nusileidžiam, ar ne, mes trumpiau būnam ant tų praaišų, aukštalipiai gali visą dieną, tai jiem turi būti patogus, daugiau tokie atsisėdimai su paminkštinimais, nu, turbūt taip. Bet šiaip idėja yra ta pati. Idėja, kad mes rišamės. Jo. Saugos įrenginį, kuris saugo. Kiek kainuoja, nepaslaptis? Va, Nu, praaišai labai įvairiai, ten paprasčiausiai gali kainuoti 70 eurų galbūt, o ypatingai gali ir 150, tai čia priklausomai. O startinis paketas, norint pradėti užsimti šio sportu, kiek reikia investuoti, aiškiai skaitant ir pirmosius galbūt mokomuosius kursus, vis tiek negalima ateiti nuo medžio nulipus savo kaimo sodybai ir ant uolų, ne? Reikėtų kursų, tada reikėtų įrangos, ne? Kokie, kiek išleidot šaibų? O, nežinau, nes čia buvo per labai daug metų, bet iš tikrųjų tai reiktų žiūrėti, klausti iš tikrųjų, gidų ar ne kalnų laipėjimo. Plius minus, kokį? Mes tai pradėjom laipėti savarankiškai su vyru, tai nusipirkom mėnesinį abonementą, kuris ten kainavo mėnesį, nežinau, 120 eurų kaip pavyzdžiui, ar ne? Tai pradėjom laipėti savarankiškai, o paskui jau mokytojai, instruktoriai per ilgą laiką. Įvairios tos treniruotės, nu čia skirtingi labai dalykai. O šiaip tai startinis, tai kaip sako, ta praaišai, tarkim, apie 100 eurų, šalmas apie 100 eurų, bateliai, nu, dabar labai išbrangė, tai gali būti, dabar nesenai žiūrėjau, ir 170 eurų, bet apie 100 eurų, iki 100 eurų irgi galima nusipirkti. Nu ir tada ką, magnezijos maišelis? Magnezijos maišelis, koks patinka. Gražesnis, mažiau gražus. Kaip šituos vertinat, kiek suprantu, čia būtent Karolio mergaitė gamina, ne? Kaip vertinat šitą maišelį? Nepaprastai gerai vertinu, todėl kad jie iš tikrųjų labai stabiliai užsidaro, jie yra tvirti, nu, labai ilgai nešiojasi, nesusinešioja, jų vidus yra baltas, nu kas faina, nes, nu, to purvo. Jų diržai yra labai irgi tokie tvirti, stabilus ir jie yra be proto gražus. Tai man irgi svarbu, nu aš mergaitė, man svarbu, kad maišelis būtų gražus. Nu tai ką, labai malonu, ačiū, kad pasidalinat savo patirtimi. Prašom, papatį. Nu, Karoliukai, kaip tu? Jau radai traselę? Jo, radau, dabar paskutinis magaliukas lipa ispanas. Aha, ir tu lipsi. Jo, tada aš užkelsiu ir tada paruošim tave. O kiek laiko lipimas šiaip užtruktų tą trasą, kurią tu planuoji lipti? Mes lipimą skaičiuojam 3 skirtingais būdais, pralipimus. Ne? Tai yra vadinamas top rope, tada on-site'as, arba flashas, arba red pointas. Atsiprašau, 4 būdai. Ne? Natūralu, on-site'as tai reiškia, kad tu pralipi trasą iš pirmo karto, niekada jos nematęs. Taip užtrunka žymiai ilgiau, nes tu nežinai, kur tu lipi. Ir čia jau labai žaidžia laipėtojo ištvermė. Tokios trasos maždaug pralipamos tarp 12 ir 25 minučių. Ne? Kai tu jau pažįsti trasą, tai reiškia lipi flash, red point arba top rope būdu, ne? Tai tu jau žinai plius minus, kur keliausi ir kas tavęs laukia. Tada tokios trasos pradedam lipamas maždaug tarp 9 ir 15 minučių. Čia toks maždaug sportavimas. Jeigu labai užskubėsi, bus speedas, ne, tu tikrai gali pralipti ir greičiau. Bet paprasčiausiai laipimas taip neveikia. Ne? Tu taip pabrozdinsi, trinsi batus ir visa kita. Žinai? Lipti reikia pakankamai lėtai, bet užtikrintai greitai, kad tau užtektų dar jėgų visai trasai. Žinai? Tai 9, 11, 15 minučių. Taip dažniausiai. Tai kaip supratau, jeigu labai grožėsis aplinka, kabiesi ant olos, laginsi, tai ir sekinsi savo energiją ir gali neužbaigti. Turi vis tiek nuolat judėti. Taip, šiaip teisingai, bet iš tikrųjų reikia pripažinti, kad kai meistriškumas kyla laipėtoje, tai stengiasi kuo lėčiau lipti iš tikrųjų, nes išjusti kiekvieną veiksmą, judesi ir tuo pačiu pasigrožėti, kas aplinkui. Jeigu ta trasa yra antiek sudėtinga, kad tai yra tavo galimybių ribos, tai yra tikėtina, kad tu tikrai ten nežiūrėsi nei gamtos, nei grožio kažkokio, tu tiesiog būsi susikaupęs į trasą, bet jeigu nužemini savo kartelę iki kažkokio lengvesnio lipimo, tada aš labai lėtai lipu ir grožiuosi visko, kas čia aplinkui yra, žinai. Lygiai to pačio ir tau palinkėsiu. Va ten dabar šiuo momentu lipa vyrukas su oranžiniu šalmu. Jis lipa būtent tokiu būdu, kaip tu lipsi, top rope lipimu.
Jo draugas su mėlynu šalmu prieš tai užkėlė tą virvutę ir dabar draugas yra lydinamas tos trasos. Tai tu lipsi lygiai tą pačią trasą, lygiai tuo pačiu būdu ir šiuo momentu netgi gali truputėlį pasižiūrėti, kaip jam sekasi, nes iš tikrųjų mes kaip žmonės, tai esam sutverti labai paprastu būdu, kaip beždžionės, mes tiesiog kopijuojam, ką aplinkui matom. Tai vien tik tai žiūrėjimas, kaip kitas laipiotojas lipa, jau tau galimai padės pralipti tą maršrutą. Ne? Tai aš netgi dažniausiai atėjęs į kokius nors laipiojimo regionus, kur stiprus ir patyrę laipiotojai renkasi, aš tiesiog atsisėdu ir stebiu, žinai, ką jie daro, žinai, paslaptis kažkokias bandai pamatyti, kažkokius, tai, žinai, veiksmus. Čia prieš keletą savaičių pamačiau, bachuriukas va taip ranką už kaklo užsiema ir atėjau ir pasakiau, tipo, žinai, kodėl tu taip darai, žinai. Jis sako, labai šaltas oras, žinai, ir sako, kai pakeli alkūnę aukščiau negu kad ranka ir prispaudi prie kaklo, suteka kraujas tiesiog į ranką ir užšildo ranką, žinai. Jis toks, tipo, čytas, kuri... Visiškas lifehackas, žinai. Tai ta bendruomenė, kaip matai, čia labai didžiulė yra. Šiuo momentu, aišku, mes šeštadienį turim, žinai, tai ypatingai intensyvus lipimo laikotarpis, bet tuo pačiu gali prisižiūrėti dalykų, kurie tau po to, žinai, padės ateityje ir laipiojime. O pavyzdžiui, dar techninį kokį nors patarimą, nu, bet kaip instruktorius, kaip treneris, ką turiu žinoti prieš lipant techniškai? Greičiausiai pagrindinis ir svarbiausias laipiojimo toks techninis patarimas, kurių galiu duoti tau, ne, šiandien, kaip pirmą kartą bandančiam, tai yra, mes įsivaizduojam laipiojimą kaip sportą, kur rankomis reikia trauktis, ne? Vis dėlto taip nėra. Sportas yra kojų. Rankomis mes laikomės užkybo, kojomis mes stojamės. Jeigu tu vien tik tai rankom varysi, tai čia viskas labai greitai pavargs ir nebeturėsi jokios energijos užlipti dar. Jeigu tu įjungsi kojas, stosis nuo kojas ir prisilaikydamas ranką kilsi aukštyn, tuo didesnė sėkmė tavęs ir laukia, žinai. Tai čia vienas toks patarimas, o antras patarimas labai paprastas. Čia yra ne jėgos sportas, čia nėra ištvermės sportas, čia yra balanso sportas, ne? Tai reiškia, kad visą laiką susitvarkyti savo padėtį ant sienos taip, kad galėtum ir vieną ranką, ir kitą ranką, ir koją paleisti, ir kitą koją, kad liktum tik ant 3 taškų. Nes jeigu tu kabėsi ar ant vienos rankos, ar ant vienos kojos, jėgos vėlgi greitai baigsis, ne? Tai ne rankomis, o kojomis ir balans. Tokie patarimukai. Supratau, nekantrauju pabandyti, ačiū už patarimus, tai laukiam savo eilės ir reikia paraginti tą su oranžiniu šalmukais biškį greičiau, gal kaip su ragatkiai užpakalį pašaudyti. Lazeriuku, žinai. Nu ką, kiek supratau, saugot man trasą? Jo. Nes kitu atveju galima prarasti tiek žmonių, ne? Da, figa žmonių. O yra kažkoks etiketas tarpusavį bendruomeniai? Iš kairės, žinai, kaitavime yra praleidi, ten eisme iš dešinės, kaitavime irgi yra eismas vandenyje. O tai įdomu, laipiojant tu prieini, atsiklausi ar pakeli ranką. Nežinau. Nėra kažkokių taisyklių, ne? Tiesiog turi būti mandagus ir kalbėtis, ne? Dažniausiai nebūna tiek žmonių. Aha, tai šiandien šeštadienis ir turim tokią masę, ne? Netipiškai. Iš arčiau atrodo viskas sudėtingiau, ne iš toli. Žinai, ten, kai užlipsi ant sienos, tikriausiai viskas kitaip atrodys. Šitas žmogus turi ryškų viršsvorį, tai jam yra sunkiau. Jis turi viršsvorį, tas su mėlynom kelniam? Tas, kuris lipa. To prasme viršsvorį. Iš ko sprendė? Nu, iš apimčių kūno. Bet kartais būna, kad viršsvorį turintis visai neblogai lipa. Nu, jeigu jis turi viršsvorį, tai aš tada irgi. Bet čia ne tas atveju. Nu jo, aš pastebėjau, kad laipiotojai būna tokie kūdesni žmonės. Išdžiūvę. Bet tu pats nesi iš kūdųjų. Ir kaip laipioti sekasi? Sunkiai. Bet kablioja, patinka, tęsi toliau gyvenimą. Taip. Okay. Nu, čia gražus tokie vaizdeliai. Šuniukai. Visą laiką kompanija Ispanijai palaikys šunis. Taip. Tai labai fainas dalykas yra tas, kad ką tik atlaisvėjo mum trasa.
Sudėtingiausias dalykas nelipančiam žmogui, tai yra suvokti, kad šitas visas trimatiškumas uolos iš tikrųjų labai lengvai apeinamas technikos pagalba, ne? Tai pavyzdžiui, jeigu bandytum tiesiai va šitą trasą pralipti, tai čia būtų labai didelis neigiamas ir labai didelį teigiamą. Bet jeigu pamatysi kelionę per aplinkui, tai pasilengvinsi savo ženkliai trasos pralipimą. Iš esmės, čia ir bus tavo sudėtingiausias judesys – pralipti šitą pilvą, ne? O po to viskas pakankamai išlengvėja. Tai aš lipu, keliu virvę į viršų, kai aš užkelsiu tą virvę, būsim pasiruošę ir tave pravezdinti per šitą trasą. Iki greito. Bum. Espérate, ¿vale? Arriba no ven ni una reunión más, ¿no? Debajo del desplome. Así con lo mismo que con la guía, aquí está así de no ven nada más, ¿no? Nosotros acabamos ahí. Aha, jo, čia išreikštai sunkesnė lipimo vieta, mažesni kybiai rankom, bet tada ir teigiamo pasvirimo kampas padidėja. Trasa 10 iš 10, vaizdai nuo čia tiesiog amazing. Nu ką, pradedam. Kas čia, kaip čia, ką su kuo, kuria čia koja, kuria čia ranka, nežinau. Pasistengsiu perteikti tuo metu mano galvoje vykstančias emocijas ir mintis. Minčių, galiu pasakyti, nebuvo per daugiausiai. Nėra apie ką, kada galvoti. Dedi ranką, dedi koją ir stengiasi padėti laiku ir vietai. Nu va. Tu nenaudojate, ne? O jau norėjau čiupti iš įpročio. Fantastika, matai. Atsisagi žalią karabinuką. Tai buvau labai nustebęs iš tikrųjų, kad mano rankos pasirodo nėra tokios stiprios, kaip galvojau, kad yra, kadangi masažuoju žmonės ir daug fizinio darbo rankom teko dirbti, kažkaip maniau, kad stiprios mano tos rankos. Bet šiandien ta uoliena man parodė, kad galima pajausti tokį jausmą, kai kybi ant rankos, tiesiog atsisakinėja pirštai, tiesiog atrodo, jau viskas nebeišlaikų, tiesiog jau rankos tiesiog aptirpsta ir atsisako raumenis tiesiog, sunku paaiškinti, bet atsijung tiesiog mechanizmai. Tai tokį jausmą patyriau. Ir tikrai pripažinsiu, ten daugiau nei pusę uolos įveikęs, buvo atėjus mintis, sakyti viskas, leidžiuos žemyn, nes nebejaučiu rankų iš tikrųjų. Tai Karolis instruktorius gerai sakė, kad tiesiog reikia ant kojų ir, atrodo, dirbu ant tų kojų, bet gal biškai per daug fokusavau judesi į rankas. Kažkaip labiau dėjau atsakomybę rankoms, nei kojoms, stengiausi, aišku, kojas padėti, kur reikia. Bet galvojau daugiau apie rankų darbą. Kaip ir gyvenime tikriausiai. Tai, ką žinau, gerai, kad įveikiau, buvo tas, sakau, dvejonė, bet kažkaip pasižiūrėjau į apačią. Ir tas, aukščio kaifas, šiaip aš kaifuoju, aukščio man patinka, įkvėpia lipda aukščiau, pasižiūrėt, kaip ten aukščiau dar atrodo. Tai tas smalsumas ir nuvedė mane į viršų ir tiesiog pasisekė, kad užčiupau uolieną patogiai, delnu laikiausi ant tokios atbrailos ir pirštai pailsėjo per tą akimirką ir atgavo jėgas ir galėjau tęsti savo kelionę su jau pailsėjusiais pirščiukais. Ir taip arti veidų prie uolos sunku pamatyti tą tinkamą plyšį. Iš tikrųjų, tas matomumas sumažėja, iš toli viskas atrodo paprasčiau, o kai pats jau lipi, viskas žymiai sudėtingiau. Nematai, kas po kojom, kas po rankom, turi apsvarstyti kiekvieną žingsniuką, kad būtų 3 atraminiai taškai, kad neprarastum balanso ir nenuslystum. Tai labai patiko iš tikrųjų.
Nežinau, kas labiau patiko, ar tas aukštis, ar prisilietimas prie uolos. O gal visa to kombinacija. To kopimo metu iš tikrųjų mažiausiai galvojau apie viršūnę, kada aš ją pasieksiu, bet stebinančiai greit pasiekiau, nes to kopimo metu atrodo, dar jau čia daug liko, žiūriu, o jau viršūnė. Yeah! Blemba, kaip rankos pavargo. Padaryk nuotraukytę, seniuk. Geras vaizdelis. Oho, vaizdelis koks. O, eik tu savo. Aha. Čia baisiausia vieta, žinok. Visai neblogai kėdžiukai, žiūrėk, gerai atrodo, nu, prie kelnikių tink. Reiks jau čia paieškoti. Buvo momentų, kur tipo, nebegaliu jaučiu, varau atgal, bet tipo, ne, varau į priekį. Bet čia vat, iš karto pūkšt, pompas, kaip pas papajų. Kaip ir sakėm, per pirmą trasą iš karto visą, žinai, tipo gausi, tipo įspūdį, aukštį, žinai, tipo sudėtingumą ir įvairius kitus dalykus, tipo, žiauriai fainai. Aukštis tai man patinka. Tai va, dilbiukas kaip pas papajų jau užsivaręs, jau didesnis už bicą. Klasikėlė čia tokia. Tu norėsi palyginti šitą? Labiausiai pasijuta tas, kur tipo, žiūrėt, kur dėt taškus, nes vien tu padėsi koją, atrodo gerai bus, praslysi ir visą balansą prarasi, tai atrodo noris užtikrintą tašką. Paimt. Jo. Šiaip iš šono galiu pasakyti, kad lėtai ieškaisi savo kelio, žinai, nesupanikuoji, nedarai kažkokių greitų judesių dėl nieko, žinai. Šita dalis, kuri buvo pati pradžia, įvykiai vapšė to buvo, žinai, dėl to, kad tu padarai to tokį... Man lengviausia ir buvo, man sunkiausia buvo gal vidury, kai jau pradėjau jaust, kad man pirštai atsisako. Visiems prieinamas, sakyčiau, taip, žinai, ir adrenalino duoda, ir svarbiausia stiprybės duoda, ir sveikatos labai duoda, nes vis tiek tu judini visai tos rankos ir stuburas svarbiausia atsilaisvina, žinai. Jo, ir santykis su gamta, gal man labiausiai patinka tas pojūtis, kai tu lėti akmenį, kai tu esi grynam ore ir gali pasižvalgyti kaip gandras iš aukštai. Karoli, o kur, pavyzdžiui, išmokti, kaip pradėti lipti, kaip treniruotis, kur yra pradžia žmogui norinčiam pradėti lipti? O apie kokią šalį kalbam? Lietuva. Lietuva, tai iš tikrųjų mes dėja neturim olų, tai geriausias ir vienintelis būdas, kaip susipažinti su laipijimu, tai yra laipijimo būreliai. Laipijimo salėse, pakankamai žingendus kolektyvas perduoda tą informaciją, laipijimo pagrindus ir visą žinias apie laipijimo realiai, ten geriausias. Vilnius Kaunas Klaipėda turi puikius kolektyvus tenai. Ir jie išmokins rišimo visokių būdų, ne, visą kitą. Ir tu jau apsimokęs ten, jau gali bandyti su, reikėtų 2 žmonių, ne, partnerio, kuris saugotų. Iš tikrųjų, kaip dirbantis profesionalas, sakyčiau, kad į olų važiuoti pirmą kartą vertėtų vienam su draugu. Būtų gerai važiuoti su kelionių grupe arba samdytis kažkokį tai privatų vedlį, kaip aš esu. Tada kažkokiu tai paprastu būdu yra parodomos visos tos, visi tie minimalūs dalykai apie tą sporto šaką. Tada gali saugiai tą atlikti lauke.